Kas bus, jeigu jo įmesiu vandenį? Nieko. Jis nuskęs. O dabar parodysiu, kaip išmokinau jį plaukti. Pirma, enablinau buoyancy pluginą. Sukūriau blueprintą vandens detektavimui esant reikiamam gyliui. Ir viską, ką šis blueprintas daro, tai pasako žaidėjo aktoriui, kad jau reik plaukti. Šitą aktorių aš pridedu prie žaidėjo ties juosmeniu, kai tik įsilipa į vandenį. Tam reikalui pridėjau scene component, prie kurio priklijuosiu detektorių. O kaip aš žinau, kad jis įlipo į vandenį? Tiesiog praplėčiau Waterbody Ocean blueprintą ir ten implementavau Actor Begin Overlap. Jau žinosiu, kada Jonas įbrido iki juosmens. Tada pakeisiu jo animaciją į plaukimo ir judėjimą į fly. Kodėl ne į swim? O todėl, kad taip tutorialas liepia daryti. Tvarka, beliko tik priversti plūduriuoti. Tam sukūriau antrą blueprint, kuris prideda plūdurą. Keičia jo X ir Y poziciją pagal žaidėjo lokaciją ir pagal jį pataiso žaidėjo Z koordinatę. Ir štai, ką gauname dabar Jonui metę į vandenį. Išniro ir plaukia. O šitai plaukimas atrodo iš žaidėjo perspektyvos. Plaukimo pabaigai panaudojau dar vieną blueprintą, kuris raytracina iki dugno ir pasako žaidėjui, kad jau dugnas netoli ir jau gali nebeplaukti. Tai tiek šiam kartui, tikiuosi, kad buvo bent kiek įdomu.